Nu, kun jūs, krepšinio ekspertai. Deginam. Valandas. Ką deginat? Valandas deginam. Valandas. Laukiam, kada reikės važiuoti dirbti. Jau Aurė laukia, kada valgyt važiuosim. Nu jau po biškį jaučias, kad tai kažkoks. Alkis. Dar turim krūvą plokštelių. Čia dar likęs tarpšlaitis vienas. Irgi pasiruošim paklotą. Čia mūsų garažas. Laukia savo eilės. Irgi neužilgo pradėsim skardinti, dėti lietaus sistemą, ruošimės čerpiai. Kadaise buvęs olimpinių varžybų nugalėtojas, auksinio medalio savininkas, plaukikas Džonas Petronas išvyko į žvejybą. Žvejojo jisai didžiuliame ežere. Dar vieną etapą užbaigime. Pasirašėm tarpšlaičių paklotus. Turbūt jau trečią kartą sakau tą patį, kad gegnio etapas baigtas. Nu, bet dabar galiu iš tikrųjų pasakyti, kad baigtas. Tai va, padaryti tarpšlaičių paklotai. Nu va, apie Euracą dabar tikrai įsitikinau, kad gegnės viskas. O, papa! Tiek pagaliukų. Štai. Tai va, mūsų įrankiniai darbiniai atlikai guli. Pasiruošę plakt. Kur mes čia turime skobas. Tai va, dabar čia ant šito pakloto dedame plėvelės pirmą sluoksnį. Jis eina vientisas, išilgai, be jokių sandūrų. Štai vienoj pusėje jau esam pasiruošę su to pirmu sluoksniu. Tai va, taip ant pakloto yra paklojamas vientisas sluoksnis plėvelės. Tada eina dar vienas sluoksnis iš šitos pusės ir iš šitos pusės. Tai šitoj vietoj gaunasi 3 sluoksniai plėvelės. Štai taip atrodo mūsų pirmas plėvelės užsitraukimas. Nemažai streso. Susikirtimas. Tai va, jau pradėjome montuoti pirmą žingsnį. Žingsnis pats sunkiausias, nes nuo jo pradeda matuotis visas stogas. Tai va, štai taip atrodo mūsų priekinis mazgas. Čia oro darbas ventiliacijai. Čia bus paliktas pakalimo apdailoj specialus plyšys apdailinis, per kurį pateks šaltas oras į konstrukciją ir taip išsiventiliuos. Joks sniegas latakė neužstos ventiliacijos kanalo. Nu, ką čia turi parodyti? Va, visiems ekspertam. Štai ir mūsų tarpšlaitukas. Va. Vienas sluoksnis. Antras sluoksnis plėvelės. Ir iš šito šlaito pareina trečias sluoksnis. Ir jie visi taip vat sandariai susiklijuoja.
visos sandūros, paskui užšiltinam, užkaitinam su statybiniu fenu, tada susiklijuoja viskas. Čia visur viskas persikaitins. Ar gerai prilipė? Nuostabi. Aš šiai detalės labai nesismulkinsiu. Šiaip daugmaž prabėgu, aprodau, kaip mums čia sekasi. Užtraukime 2 juostas plėvelės. Pirmos 2 juostos būna tokios sunkiausios, kol susigaudai žingsnį, kol išsimatuojam viską, kol pradedam nusimušinėti, o daugiau jau po truputį išsibėgėjam. Po biškį saulė leidžiasi, reikia neržintis namo. O štai ką šiandieną mes ir nuveikėm. Ir dar noriu paminėti, kad mes po šitais makaronais netepam jokių klijų, neklijuojame purjuostos, kaip dabar yra madoj. O jeigu jūsų stogas ar gegnės šlampa po makaronais, tai ne čia reikia ieškoti bėdos, o reikia žiūrėti, kur yra stogo ventiliacija. Nes jeigu nėra ventiliacijos po danga, ten tada ir kaupiasi kondensatas, drėgmė. Ir ta drėgmė, jeigu neturi kur pasišalinti, pradeda gertis, aišku, į konstrukciją,